prezidentiniuose rinkimuose, tai iki lapkričio pabaigos mano vardo net nieko neminėjo, nors aš jau buvau oficialus kandidatas. Tai dabar aš jau turiu teisę pasisakyti ir man suteikia žodį. Ir žurnalistai jau paskambina ir paklausia. Ir tada aš galiu skelbti Evangeliją, apie ką vis atkartoju. O kas yra Evangelija, kuri jiems labai nepatinka, kad Lietuva neparduodama. Mano Evangelija, gera žinia, neparduodama, nepardavinėsime. Ir moralė, ir padorumas yra šio pasaulio dimensija, nes kitaip mes einam sunaikinimo link, jeigu moralė ne šio pasaulio dimensija. Tai tą Evangeliją skelbti, aš dabar turiu galimybės, tai reikia sakyti ačiū, ačiū, ačiū. Ir atskirą temą dar reikia, galima ir būtina pasakyti, kodėl aš negaliu, kaip Lietuvos pilietis, negaliu pasitikėti nei vieną tą sisteminę partiją. Kai Uspaskichas išėjo, buvo bet išėjo, ne? Kai jo partija, Taikos koalicija, antras žmogus sąraše yra tas, kuris prašo, padidinkit mokesčius, padidinkit karui mokesčius. Kas čia toks? Arlauskas, konfederacija, darbdaviai ir taip toliau. Ai, ten 10% BVP, gynybai, tralima. Dabar jau 10% iš biudžeto, o jie, kad 20% iš biudžeto, o biudžetą reikia surinkti, tai prašau nuo verslo, padidinkit mums mokesčius, kaip TSRS laikais. Ir dabar jis pateikiamas asmuo, kaip kovojantis už taiką. Tai ką norite apgauti, ponai? Jeigu Lietuvos žmonės, yra tokių žmonių, čiagi medicina. Tiesiog aš noriu būti apgautas. Tai jiems tokia galimybė bus suteikta. Tikrai bus, kurie pažadės, ką tik reikia. Ir jūsų kačiuku pasirūpins, nes jis svarbesnis negu kitur iš bado mirštantis žmogus. Ir pasakys, kad Rusiją sunaikinti, jeigu jums atrodo, kad Rusija yra netinkama. Pataikaus jūsų norams visur ir visada, tik prabalsuokite už mus, o paskui darys savo. Tai arba žmonės turi pasirinkimą dabar, gali balsuoti už tos pačius, arba vienintelę. Per 30 metų man tai gėda net sakyti. Per 30 metų mes Lietuvoje neturėjom nesisteminės jėgos. Tos, kaip dabar Eduardo Vaitkaus sąrašas. Tai pirmą kartą žmonės turės pasirinkimą. Kelintų numerių priminkite dar. Numeris 5 mūsų. O pavadinimas? Lietuvos liaudės partijos mes rėmose einam. Nes, kaip labai gražiai profesorius Gilys sakydavo, mes renkame iš tų, kuriuos mums parinko. O parinko pagal tuos kriterijus, kad jie yra savi. Tik tai su skirtingu švarkeliu ar skverneliu. Kaukę užsidedu ir aš jau skirtingas, o tą patį drakoną išrenkam. Pirmą kartą šiais metais spalio mėnesį žmonės turės pasirinkimą ir tame mano darbas ir mano komandos darbas ir bus padarytas, o toliau viskas žmonių sprendimas. Viena moteris klausė, kaip žmonės įsitrauktų labiau į Seimo sprendimus, kaip jie galėtų turėti didesnę įtaką. Mūsų partijos, mūsų sąrašo vienas iš šūkių yra įrašyta, kad jeigu 5000 žmonių raštu pareikalauja, 5000 pasirašo peticiją. Ta peticija privaloma tvarka turi būti nagrinėjama Seime. Dar vieną dalį, kadangi po programą rašyti daug vietos nebuvo duota, dar antra dalis buvo, jeigu 2000 žmonių raštu pareikalauja, vyriausybė privalo svarstyti šitą klausimą. Užduotumėt jūs natūraliai ir normaliai, o iš kur čia tas Vaitkus tokius skaičius sugalvojo? Natūralus, normalus klausimas. Tai aš jums niekam nesakiau, dabar pirmą kartą jums ir pasakysiu. Aš pasižiūrėjau, kaip Jungtiniai karalystiai, United Kingdom, ir Jungtinės karalystės žmonių kiekį pervedžiau į Lietuvos žmonių kiekį ir net vos truputėlį, kad skaičiai būtų suapvalinti, padidinau. Tai yra norma Jungtinėje karalystėje, Anglijoje, kaip man labiau patinka sakyti, norma Anglijoje
kaip jie, eiliniai piliečiai, gali pareikalauti iš savo valdžios. Kuo mes blogesni? Mes, Lietuvos piliečiai, mūsų balsas turi nueiti iki karaliaus ausies. Kad karalius gali neklausyti, yra kita tema. Koks svarbesnis mechanizmas yra, kaip prostituciją Seimo narių apriboti. Nes tam dabar Lietuvos žmonės neturi absoliučiai jokio įrankio. Išmesti iš Seimo narį galima tik tai su Konstitucinio teismo sprendimu. Konstitucinis teismas, kuris turi priimti politinį iš tikrųjų irgi sprendimą, Pakso byla parodė, kad tai yra politinis sprendimas, o paskui Seimas politinį sprendimą pakartoja. Ir kas tą sprendimą priima? Konstitucinis teismas, kur iš 9 teisėjų dabar vienas jau yra sulaužęs Konstituciją. Tai yra pasityčiojimas ir iš Lietuvos Konstitucijos, ir iš Lietuvos žmonių, ir parodymas, jums jokių teisių nėra. Mes norėsime, duosime, norėsime, atimsime. Čia lygiai ta pati tema, nei viena partija Lietuvoje neprotestavo. Nes jos visos yra sisteminės. Nei prieš tokį Konstitucijos laužimą aš nusiunčiau raštą, pareikškite Lietuvos prezidentė Gitanai Nausėda savo moralinę poziciją. Kaip gali Konstituciniam teisme dirbti žmogus, kuris sulaužė Konstituciją? Gitanas Nausėda neatsakė išvis. Kad jis negali žmogaus išmesti iš Konstitucinio teismo, yra atskiras klausimas. Moralinė pozicija tokia. Tai galbūt kažkas iš aukščiau duoda įsakymus? Užtenka, kad kai neturi savo moralinio stuburo, tai gal kur nors reikės sulinkti. Tai aš gal būsiu susilenkęs, nes gal tai bus geriau ir reiks išlaviruoti. Tai taip mes einam. Moralinės stuburo neturėdami ne tik Lietuvos kaip valstybės sunaikinimo, bet kiekvieno iš mūsų kaip Lietuvos piliečio naikinimo kryptim. O man kažkodėl aš jaučiuosi lietuvis. Norėjau dar paklausti dėl šitų energetikos kainų, tarkim, kad jūs vienintelė į partiją siūlote, kad valstybė reguliuotų, tarkim, iš esmės kištųsi šitas kainas, tarkim, jas nustatinėtų, ar ne, kad iš esmės jūs siūlot grįžti prie tos iki 20 metų liberalizavimo galiausios tvarkos, kai energetinės kainas nustatydavo, tokia buvo institucija, vadinasi, valstybinė kainų energetikos komisija. Tada, kiek atsimenu, megavatvalandė kainavo, atrodo, 12 centų, tarkim, ne? Dabar po šito liberalizavimo, tarkim, ne, kad iš esmės niekas nepasikeitė, tik tai kainos 10 kartų išaugo, tarkim, ne, nes gamintojas tas pats, tik atsirado labai daug špekuliantų, kurie perka iš to pačio igničio ir parduoda kelias brangiau. Tai vadinasi liberalizavimo, ar ne? Tai Aurimai, aš šitam kontekste tik tai pasakysiu, migla į akis kokia buvo pučiama, kad reikia išskaldyti, tai tada bus konkurencija, o jeigu konkurencija, tai kainos privalo mažėti, nes tai kapitalizmo dėsnis. Ir jie elementariai pademonstravo, kad išskaldimo tikslas buvo kaip tik naujas, kuris galbūt dabar didesnė kaina, bet galbūt ateityje sumažins. Išskaldimo ir tikslas buvo atiduoti į privačias rankas. Skvernelis tą ir padavė. Karbauskis nežinojo, tarkim, apie tai, kad parduoda trečdalį igničio, nežinojo. Apsimeta nežinantis, nežinantis, ką jie padaro. Tai kai politikai valstybės kryptį nulemia ir jie nežino, kur jie plaukia. Nežino, už ką balsavo. Nežino, už ką balsavo. Tai mes ir turim tą situaciją, kad griežtai sakau, ignitis privalo būti, specialiai žodį negražų naudodamas, nacionalizuotas, nes negalima užsidirbti privatininkam iš visų Lietuvos žmonių, nes jie turi teisę turėti viršpelnius. Tai mūsų valdžios politika, nes kapitalizmas ir sako, parduok save, parduok kitus už kuo didesnę kainą, parduok ir visą Lietuvą, nes naudokis progą. Kapitalizmo dėsnis toks yra, bet jeigu valstybė valdo padorų žmonės, tai tokiu atveju dalis
esminės ir svarbiausios pramonės turi būti valdoma. Kaip TSRS laikais valdoma, kaip ir valdoma moderniam, kitam, socialiai atsakingesniam vakarų pasauliui dabar. Ir turi būti balansas tarp laisvosios rinkos, čia laisvoji rinka, o čia energetikos visos kainos. Ir benzino, ir dizelino, ir dujų, ir elektros privalo būti reguliuojamos. Be galimybės viršpelnius pasiimti kam nors. Bet tam reikia žmonių valios, kad jie išreikštų savo nepasitenkinimą. Reikia valios, kad jie išklausę mano sąrašo šitas mintis. Jeigu mano mintis atitinka tų žmonių interesus, tai jie atėję balsuos už numeris 5 sąrašą, Lietuvos liaudies partijos sąrašą, jie balsuos ne už Vaitkų, ne už Mažvydą Misiūną, ne už Ievą Slesaraitytę, ne už Aurimą Dryžių, jie balsuos už save. Nes tai yra jų interesai. O mes įsipareigojame juodai, jeigu jie įgalios mus dirbti, įgalios atstovauti. Tai nuo šito kelio nenukrypsime. Jeigu aš nukrypčiau nuo to kelio, tai aš tada išduočiau pats save. Reiškia, aš būčiau toks pat, kaip ir tie melagėjai, kurie 30 metų melavo ir jums sakė tai, ko jūs norite išgirsti. Taigi atrodo, tai taip ir padarysi. Bet ne vienas išbandymas jau buvo toks, kad atrodo, gal pasitraukti reikia. Ir bankai trukdė, ir vyriausia rinkimų komisija, ir grasinimai, ir jūs vis dar čia. Nes aš prieš save ir savo pasakiau, aš tą evangeliją, kad Lietuva neparduodama, privalau skleisti ir tokia yra mano paskirtis, kad žmonės, kurie pirmą kartą išgirdę, jiems turi kilti klausimas, o kas ką pardavė? Tada jie turi pabandyti, o ar pardavė ar nepardavė. Vien klausimo kilimas jau yra baisus. Tai užtat dabar baimės atmosfera šiek tiek yra sumažėjusi. 100 000 žmonių pasakė, kad jie nebebijo ir jie supranta, ką Vaitkus kalba. O patys mūsų šitie sisteminiai išdavikai, sisteminių partijų vasalai, jie pasakė, kad tokių, kurie gali suvokti, ką kalba Vaitkus, iš 2 400 000 žmonių, tokių yra 300-500 000. Ir šitiem mūsų valdžios uzurpatoriam arba okupantam, kaip aš apie juos vadinu ir sakau, jiems yra problema, šitie 500 000 žmonių, jie nežino, ką su jais daryti, nes tas 500 000 gali nušluoti kaip didelė banga visą Seimą. O gal jūs pasiūlytumėt, ką tiem žmonėm daryti, su palaikymu, ar užtenka, ar prisibijo, ar... Pradžiai aš sakau, sunkiausią darbą, aš jums siūlau dirbti sunkiausią darbą. Kalbėti ir skleisti tą gerą naujieną, tas žinias, tą programą. Ir skleisti programą kitiems savo tarpe. Ir atrasti tikėjimą. Tikėjimą, kad nuo manęs ir priklauso. Nuo manęs nueisiu ir priklauso. Nuo kiekvieno žmogaus asmeniškai. Nuo kiekvieno žmogaus ir priklauso. Bet jeigu aš tik nueisiu ir prabalsuosiu, o neskleisiu žinios, tai ne tas pats. Ne? Nes gaunasi požiūris jo. Suvokime iškyla ir atsakomybė, kad aš privalau skleisti. Neužtenka, kad aš pats žinau. Aš privalau skleisti, kad reikia tiesa. Šviesa ir tiesa. Jūs teisingai pasakėt. Ir jeigu ne aš, tai kas? Turi kinietis atvažiuoti, turi rusas, turi kas nors kitas padaryti, mano kaimynas, aš pasėdėsiu, bet ne aš. Aš dabar neturiu laiko. Kaip kieno atsakomybė? Kaip jums patiko šitas laidos vedėjo Bruverio pirmas klausimas, kuris maždaug mane neparjokino, kur maždaug buvo toksai, kad ar Rusija kelia egzistencinę grėsmę Lietuvai, tarkim, kad iš kur atsakymas jau ir taip savaime aiškus, kad jį taip žinoma, kad grėsia, tarkim. Iš Amerikos pozicijų žiūrint, iš tų užsienio agento pozicijų žiūrint, tai toks naratyvas, tokia tiesa, čia ne klausimas, tokia tiesa. Jūs turite atsakyti taip, čia nuo mokyklos,
Mokykloje 12 metų vaikam jau užrašytas atsakymas. Taip, istorijos vadovėlį yra parašyta, kad jeigu ne Ukrainos Klausimo formulavimas, tai ar taip ir taip yra taip. Lietuvą. Taip. Yra parašyta vaikam. No. Ir tada po 5 metų vaikui jau bus 17 metų, jis atsakymą į šitą klausimą žinos, be jokios abejonės, jo smegenys jau bus paveiktos. Tai šičia žurnalisto klausimas yra toliau iš tos pačios krypties. Atsakymo kitokio ir negali būti, o kuris atsako kitaip, jisai turbūt yra priešas. Potekstė yra akivaizdi ir vienintelė. Aš irgi nustebau, kad nuo šitos temos pradėjome. Nuo tokio klausimo. Kalbėjome, nes Lietuvos egzistencinė problema yra ne tik, kad mes dalyvaujame tame Amerikos kare, pagal privalomą tvarką. Nieks neklausia, jūs esat vadovai, mes Amerikoje viršininkai, jums nurodom kryptį ir jūs prieš mums pasakant turit patys jau suprasti, kad darysim tą ir tą. Tuo pasakymu jūs įrodysit, kad jūs esat tinkamas ir mes jūs tada paaukštinsim pareigose ar dar kur nors, arba Europoje užkabinsim ordiną. Mes nepakalbėjom apie Baltarusiją, nes laiko neliko. Baltarusijos moteriškę paimti Lietuvoje keliasdešimt milijonų eurų mūsų pinigų jai paskirti, kad jinai važinėtų po Europą, dalintų savo ordinus ir savo pasus paruošusi būtų už mūsų pinigus. Tai yra totalus kišimasis į kaiminėje šalies vidaus reikalus, bet kai jūs nuo vaiko amžiaus paaiškinsit, kad toks kišimasis yra norma, nes mes esam atskaitos taškas demokratijos suvokime. Ir kaip jie supranta demokratiją yra klaidinga. Kodėl klaidinga? Todėl, kad aš tai pasakiau. Šitam kontekste dar Valinskas ne veltui pasakė, kad tokius žudyti reikia. Valinskas sąmoningai, specialiai ir suderintai pasakė, tokius žudyti reikia, nes užtenka vien mano sprendimo. Tai čia Lietuvos sprendimo užtenka, kad Rusija teroristinė valstybė ir visi rusai yra teroristai. Kada baigsis karas Ukrainoje? Ar galvojat, kad tai vyks po Amerikos prezidento rinkimų ir kodėl, tarkim, taip galvojate, tarkim, ar ne? Kada baigsis šitas karas? Realiai. Dabar, kad Baidenas, Baidenas, kurį kažkodėl pas mus vadina Bidenu, kur jeigu raštu pažiūrėsite, tai Baidenas nekartą yra sakęs, kad Trumpas tai yra grėsmė Amerikos demokratijai. Jūs pagalvokite apie vidaus politiką. Trumpas yra grėsmė. Tai ten daug prišneka vienas apie kitą, tarkim, mažas ten ką jie nešneka. Tai apibendrinantis terminas. Reiškia, konservatorių partija, demokratų partijos požiūriu, yra grėsmė Amerikos demokratijai. Tai jeigu Trumpas bus išrinktas, tai aš manau, kad jisai Ukrainos klausimą, arba vadinu kitaip, Ukrainos finansavimo klausimą, savo vasalą, kuris yra pilnai išlaikomas Amerikos ir vakarų Europos, jisai pasakys, o mes sumažinam ten savo pinigų srautus, nes mums nebeaktualu toliau žudyti rusus. Mes turim kinus dabar žudysim. Problemas. Jeigu Europa nori, tegul toliau jie patys tęsia. Europa neturi nei finansinių, nei ekonominių pajėgumų. Per šitą kataklizmą Amerika Europos ekonominį potencialą sumažino. Nes o kam Amerikai reikia ekonominės konkurento ekonominio iš Europos? Nereikia. Kinija yra konkurentas, užtenka vieno, kad Europos ekonominė vertė sumažėtų, tai per šitą karą Amerika pasiekė, kad Rusijos žmonės žūsta, Ukrainos žmonės net neskaičiuojami. Ir Rusijai daroma tam tikra žala ir sumažinamas Europos potencialas, o dujos energetiniai resursai perkami iš Amerikos. Jinai laimėjo, jos valdantieji, keliais aspektais. Kad tai nepadoru ir nehumaniška, čia yra atskira tema. Tai karas baigsis, jeigu bus išrinktas Trumpas, jeigu pasiliks ta
Bidenas arba kuri kita marionetė bus pakeista. Trumpas yra kitos grupuotės Marionetė. veidas. Marionetė. Ar ne? Bet ta grupuotė, kuri nenori globalaus pasaulio, nes nebepajėgia jo išlaikyti. Tiesiog neapsimoka. Mes gyvenkim savo dideliai teritorijoje, mes turim ką veikti. Bidenas yra kitos grupuotės, tos grupuotės iš Demokratų partijos, apie kurią Tulsi Gabbard, viceprezidentė, pasakė, totaliai valdoma karinio pramoninio komplekso. Ne truputį, o totaliai valdoma to komplekso. Kurie uždirba iš karo. Užtat Assange'as labai gražiai ir elementariai irgi pasakė, Amerikai nereikia pergalingo karo. Nes karas greitai pasibaigė. Amerikai reikia nenutrūkstamo karo, pastovaus karo, be sustojimo karo. Ir jeigu nuo 47 metų pasižiūrėtumėt, tai taip ir vyksta. Ir vėl, ne pas aš. Noam Chomsky labai gražiai paaiškino, sako, dokumentai yra. Nuo 47 metų Amerikos centrinė žvalgybos valdyba nuvertė virš 50 pasaulio vyriausybių. Kai kur nuvertė diktatorius, padarė demokratiniam. Kai kur nuvertė demokratinės. Padarė diktatorius. Daugiausia demokratijos vertė. Visai nesvarbu mums moraliniai pozicijai. O tai gal dabar jau ir tie rinkimai yra nuspręsti, kas turi laimėti? Tai gal jau suplanuota į priekį ir... Kad gali paplanuoti, bet mano viltis yra tokia, kad ta Lietuva yra globalių požiūrių žiūrint tokia nedidelė ir jiem grėsmės nekelia globaliam projektui. Ir jeigu Vengrija gali išgyventi, jeigu Slovakija gali išgyventi, jeigu Olandijoje ir Vokietijoje sveikos jėgos, kurios gali paimti daug procentų balsų jų parlamentuose, jos yra, tai Lietuvoje mes šansą irgi turime didelį. Šansą kam? Nepakeisti globalią politiką iš karto ir toj pat, bet prisidėti prie globalios politikos pakeitimo su tom sveikom jėgom, nes viena dar papildoma jėga europiniam kontekste irgi yra gerai, ar ne? Bet šansas svarbiausias tam nustoti naikinti Lietuvą. Nustoti naikinti. Naikinti vien fiziškai nekalbėkime, ne? Apie švietimo paslaugas, apie sveikatos apsaugos paslaugas nekalbėkime, kur gali būti irgi fizinis. Apie siuntimą į karus nekalbėkime. Mes galim sunaikinti Lietuvą vien per švietimo sistemą. Vien per švietimo sistemą. O per žiniasklaidą galim sunaikinti, ar jau vien sunaikinta? Žiniasklaida yra atskira tema, užtat užsienio agentų įstatymas. Uspaskichas apsimetė, kad jis nežino, apie ką kalbama, ar ne? Tai užsienio agentų įstatymas, kuris yra būtinas ir privalomas, bet tik Seimas gali priimti, reiškia 71 Seimo narys privalo prabalsuoti, kad būtų priimtas mūsų ELTA, tada būtų visur su užrašu užsienio agentas. 15 minučių būtų su užsienio... Jie yra užsienio kapitalo įmonės, ar ne? Delfi būtų užsienio agentas. LRT mūsų, LRT valstybinė institucija, bet ji publikuoja Amerikos propagandinius kanalus. Pas save tiesiogiai tekstus, Amerikos propagandinio kanalo tekstus spausdina. Tuos tekstus, kuriuos Amerikos teritorijoje negalima skelbti. Kodėl? Todėl, kad ten melo pridėta, bet subtiliai nepagausit iš karto, jeigu neturėsit didelės informacijos aplink. Tai mes ir nukreipsime su tuo melu. Tai informacinėje erdvėje užsienio agentus parodyti, o paskui priimti tam tikrų priemonių, kad jų sumažėtų kiekis. O paskui gal ir žmonėms lengviau būtų atsirinkti, kas yra kas. Be abejo, ir iš jūs išgirsti ir panašiai. Nes klausimas yra svarbiausias dar irgi. Kaip atpažinti vilką ėriuko kailyje? Tegul būna skvernelinė partija, skvernelio partija. Pavadinimas gražus. Dieve tu mano, jeigu jūsų partijoje politiniam prostitucijam vietos yra paruoštos. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie buvusį socialdemokratų partijos pirmininką.
kuris staiga pasidarė nebe socialdemokratas. Jo širdis pajautė, kad jis buvo ministras pirmininkas, nu ir ne tos partijos. Tai apie ką mes kalbėsim? Kaip parduoti ką patogiau, geriau, pelningiau? Aš ateinu su savo komanda tam, kad pasakyti, jokių pardavimų nebus. Užtenka jau. Ačiū už komentarą, dėkui.